Labą rytą, dar kartą. Labą rytą. Mano tokia mintis buvo net, kaip man į jūs kreiptis, nes man čia prasidėjo toksai ir vienoje grupėje išnekėm, ir kitur, jūs ar tu. Pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje nėra tokio jūs iš jūs apskritai, yra tik tu. Ir tada man į galvą, kilo ta mintis, atrodo, kaip ir nori sakyti jūs, bet mamai, artimam žmogui tu sakai tu. Ir tada aš atsimenu, kad pirmą kartą mes, kai susitikom, tai buvo, aš sakau, abas teta Violeta kreipiaus antrą susitikimą. Iš tos mergaitės iš visatos knygos. Tai man teta Violeta, tai jau ir taip net pačiai juokingai jau buvo. Tai va, tai kaip jums tas, kuris tas priimtinesnis? Man tai vis tiek dar kažkaip keista, nes mažai bendrauta. Ne? Jo, kadangi mažai bendraujam, bet iš tikrųjų pasakė gražiai, žinai, kad tu, artimam žmogui, tai kas gali būti geriau, jeigu ne tas pasakymas. Nes toksai kaip ir, kai mažiau bendrauji, tai toksai atrodo jūs, čia ir taip toliau, bet tas toksai artimas man toksai atrodo. Tu, bet taip. Gerai, tada. Pabandysim, gal kaip čia gausis, ne? Tai va, daugumą jūsų istorijų apie jūs jau žinau. Daugumą ir aš taip pagalvoju ir daugiau pasakojat ir savo knygose rašėt ir visur dalinatės, kaip jūsų tas visas virsmas vyko, bet gal trumpai irgi galite užvesti ant kelio tas, kas nėra dar visiškai girdėjęs, nuo ko jūs viskas prasidėjo. Toksai labai subtilus klausimas, ne labai. Viskas gerai, viskas gerai. Aš irgi vis galvoju, žinai, tas klausimas toks būna ir dažnai būna atsakymas aiškus, kada prasidėjai. Bet iš tikrųjų aš galvoju, kad prasidėjo truputėlį kitų laikų. Kad prasidėjo tikriausiai tada, kad aš pradėjau dirbti tą valstybinį darbą, vadovaujantį. Ir kada tame darbe laikiausi tokių žmogiškumo principų. Kur, tarkim, jeigu tu esi vadovas, tu gali susireikšminti. Tai aš maniau, kad to neturi būti. Tiesiog aš per jauną galvojau, kad suvokti susireikšminimą, kas tai yra. Aš laikiausi nuoširdumą, tyrumą, norą suprasti žmogų, ką jam padaryti. Ir aš manyčiau, kad čia susikūrė tos visas vertybės, kurių dėka ir galėjo ateiti informacija iš subtilaus pasaulio. Nes jeigu tam darbe nebūtų to susikūrę, tai čia ir nieks su manim nebendrautų. Tai va, sakyčiau, nuo to prasidėjo, nuo pirmųjų tų akimirkų. Ir man iš tikrųjų šiaip pats tas gyvenimas, jis truputėlį toks buvo, kaip dievulis tikriausiai pats tvarkės. Ten, kur aš norėjau įstoti po vidurinės mokyklos, aš neįstojau. Aš neišlaikiau savo anglų kalbos egzaminą ir neįstojau, truputėlį liūdėjau. Ir aš grįžau į savo kaimą toliau būti. Ir tam kaime man pasiūlė būtent tą darbą, kur aš dirbau 17 metų ir kuriame labai labai augau. Jeigu aš būčiau tada įstojusi, greičiausiai visą tą gyvenimo kryptis pasikeitusi. O kada aš pradėjau dirbti seniūnų kaime, jauna, be patirties, be išsilavinimo, tai mane labai išugdė, nes kritikos buvo labai daug. Kaip gali dirbti tokiu darbu, toks žmogus. Ir stengiasi, kad mokėtum, kad žinotum, kad suprastum. Ir visą tai sudarė tas sąlygas. Tas sąlygas sudarė, kad galėčiau rašyti dienoraštį, nes visko daug būdavo perkrova toj galvytei, o tas dienoraštis pradėjo atsakyti klausimus. Kas gali būti geriau, kaip pats dienoraštis atsakė klausimus. Ir aš netgi dabar ir kitiems siūlau, kad rašykit. Nesvarbu, kad nemana, ar čia bendrauji su subtiliuoju, ar nebendrauji. Tu rašyk ir pamatysi, kaip per tas žodžius, tavo mintis atrodo ateina atsakymas. Aš kaip pasižiūrėjau dabar, pavyzdžiui, kai jau kalbinu ketvirtą asmenį, tai toksai pasižiūri, kad kiekvienam pokalbį tu gauni kažką surištą ir bendro. Bet dabar jūsų ta patirtis irgi man toksai, labai norėjau sakyti, vaikystėje, dar paauglystėje maždaug, irgi gavau darbą, kurio net neplanavau turėti, kur visiškai nepasiruošus. Ir aš šiandien ar vakar skaičiau jūsų knygoje būtent, kad
Jūs jūs vis tiek, ne? Ja, aš norėjau Va, pati sakyti, tik superiau tu. jau tu. Nu, irgi skaičiau tą knygą, kad pamiršau. Tai va, kad irgi gavau tą darbą ir tada galvoju, aš negaliu čia jam užsibūti, nes mačiau, kaip ta sekretorė, kur aš paimu jos darbą ir taip galvoju, jeigu aš čia užsibūsiu, tas vaizdas toks atėjo, kad aš čia kaip nudegraduoju maždaug. Ir aš galvoju, ne, man kažkur reikia kitur. Tai va irgi, kaip paskaičiau, kad knygoje rašai, kad irgi va tokia, viskas, jau atėjom iki to. Jo, nes viskas kartuojas. Tu supranti, kad bėga laiks pro šalį, o tarsi kažkokių naujų patyrimų nėra. Protui, aišku, tu galvai, viskas yra ramus, stabilu, žinai, turi darbą, viskas čia gerai, bet kad jau tam širdutį pradėti pagalvoti, kad gyvenimas jis turi ribas, jis ateina ir baigėsi, žinai, ir jeigu tu kažko labai liūdėsi nepadarys, ką gali kaltinti, žinai, save. Jeigu mums kažkas ir nepavyks, bet aš tada padariau sprendimą, kad, tarkim, dariau ir nepavyko, bet kad nedaryti, tai jau irgi yra negerai. Ir tada tu išėjai iš to mėgstamo darbo. Ar labai sunku buvo? Ta akimirka buvo daug sunkių akimirkų. Taip turėčiau, tokį puokštį visokių sunkių akimirkų buvo. Bet sprendimas buvo asmeninis išeiti iš darbo. Nes aš sakau, kad 17 metų tai keitėsi daug partijų, nes politika priklausė ir visą laiką būdavo iššūkis įrodyti, kad aš galiu toliau dirbti, visą laiką. Ir dabar tą paskutinį metą, kai apsisprendžiau išeiti iš darbo, buvo tik po rinkimų ir tik laimėjus partijai. Ir įrodyti, kad aš noriu išeiti, žinai, ir vėl tas toks keistumas, bet vidus jau tiek šaukė. Kita vertus, išeiti buvo į nieką. Aš neturėjau alternatyvas kažkokios, kur galėčiau išeiti. Tai va tas toks buvo ir išeiti ką. Bet tuo momentu tu jau darai tas praktikas ar sesijas ar kažkokios, ar nieko? Nieko nedariau. O tai kaip mintis apie pajamas, pavyzdžiui, iš kur čia gyvens, ar tik ant vyro viskas? Aš net ir knygas neturėjau mintie leisti tada. Kada aš, ir tada net ir vyrui keitėsi truputėlį darbai. Ta akimirka apsisprendimą, jis buvo be darbo, dukra baiginėjo 12 klasę ir ruošėsi studijuoti mediciną ir buvo aišku, kad, kaip, pinigų taigi reikia. Bet visiems tai buvo toks labai stiprus, absoliutus apsisprendimas, kad kažkaip tai susitvarkysim ir aišku, vyras tada iškart gavo darbą ir tą akimirką viskas stabilizavus. Dukra įstojo rudenį, irgi džiaugiamės, ir kita dar buvo mažykė ir viskas čia buvo gerai. O kaip vyras, pavyzdžiui, palaikė jūsų tam procese ir dar buvo tokiu, kad gal ne, tu dar gerai pagalvo, gal eik ten viskas gerai. Kas čia tau susisuko maždaug? Ne, jau kas, jis visus mano sprendimus palaikė. Jau čia leido man apmastyti, susižiūrėti ir jau kai aš priimdavo, visus jūs palaikydavo. Visgi 17 metų politikai, tai sprendimai gerai priimti jau parodyta patirtis, ne, savo, kad tikrai... kad yra rasti visą laiką, rasti tam tikri teisingi, tarsi, tie sprendimai. Ir tada jau išėjęs lauk iš darbo, jau tada tu galvoji, ką aš tada galvoju. Aš tada tikriausiai mėgavausi laisvę. Įsivaizduoju, žinai, kas buvo, kas man labiausiai patiko išėjęs iš darbo. Tarkime, kada jau praėjo laiko ir atėjo ruduo ir pradėjo snigti. Žinai, sninga tokiam dideliam snaigėm. Ir tu gali džiaugtis, nes 17 metų nesidžiaugiai, nes tu žinai, sninga, reikės valyti kelius. Čia kažkas kažkur įkris, čia kažkas kažkur suges, čia kažkas kažkur sušal, žinai, o čia sninga, net nesivaizduoju, kokia tai buvo laimė patirti tą tokį. Ir tai angelus galiu daryti, nereik nukasti. Tas toks atlaisvėjimas, toks džiaugsmas gyvenimas, tas irgi matyt suaktyvina truputėlį tų energijų pratekėjimą, nes nusijėmė įtampą. Ir dar kas nusijėmė ligos.
nusiėmė nugaros skausmas, nusiėmė buvo kraujagyslių spaudims, galvos svaigims. Visa tai pasibaigė. Ir vėl jauti žmogus sveikas. Sveikas ir tai daug pliusų davė dar iki tol, kol prasidėjo, sakykime, ta nauja gyvenimo pažintis. Ir tas, sakykime, pats pagrindinis pliusas iš tikrųjų, kad aš neturėjau suvokimo apie kitokį gyvenimą. Aš neturėjau, nes tai yra standarts gyvenimo, kokį aš turėjau. Šeima, darbas, draugai, karjera ir viskas. O kad kažkas yra dar tavo pasaulyje, pas manis, neegzistavo supratimi. Aišku, ten pasižiūrėdavom ekstrasensų mūšį, ten dar kažkas kažkur buškuti, kažkokie mistika, būrėjai, žinai, bet tai nebuvo tiesiog, kad būtų viso gyvenimo dalis. Man tai labai patikdavo tos viskas, kas mištiška, tai jau nuo vaikystės mane ten traukia visus tos raganas. O man tai nebuvo to tokio, aš žinojau, kad, tiesiog, žinai, ir viskas, bet nesusitapatinau, kad aš galiu tai patirti. Kažkas kažkur toli, gal ne taip toli, nesvarbu, bet kažkas kažkur, bet ne aš, niekaip negalėjau sutapatinti tų dviejų dalykų. Tai dviejų dalykų. Kaip aš čia dabar norėjau klausyti? Pamiršau klausimą. Šiandien kažkokia tokia atviltis. Žiūrėk, dabar, jeigu taip toliau sekant, ir aš tada pradėjau galvoti, gerai, aš jau turiu laisvą laiką, kažką reikia veikti, kažką gyvenime reikia veikti. Iš tikrųjų, aš dar protų pabandžiau paieškoti darbą lengvesnį, paprastesnį kažkur, bet iš tikrųjų manęs nepriėmė niekas. Manęs niekas nepriėmė, tai buvo labai įdomu. Tik daug draugų niekas nepriėmė. Matyt, dievulis visur užkirto. Paprastesnį darbą, einu į maksimą. Ne, tu čia nedirbsi. Nedirbsi, tu čia nieko. Ir iš tikrųjų aš tada galvoju, gerai. Aš jau tada pradėjau pastebėti, kad tie užrašai yra, kad yra laiškai, kad yra informacija. Knygų nebuvo leidžiama, bet aš jau žinojau, kad rašo, man perduoda žinutę. Aš tada viską kėliau į savo tą kompiuterį, nes viskas ranka būdavo rašyta. Tada mes šeimoje labai pajukaudavom, įsivaizduok pirmą knygą, įsivaizduok knygą. Nesakau, aš neįsivaizduoju, kad galėčiau knygos. Žinai. Ir be to rudenį aš galvoju, kodėl nežinai, gal mums reikia susitvarkyti tą knygą, susikurti ir išleisti. Pirmą rudenį nepavyko jos išleisti, jos nelabai priėmė, bet po metų ją priėmė į leidyklą ir išleidom tada. O tai kokia priežastis buvo, kad nepriėmė? Kad nėra skaitytojų tokiai literatūrai. Sako, žinok, kad tokių skaitytojų minimaliai tau labai neapsimoka išleisti. Ir tada po metų dar kartą kreipėmės, kartu su draugė, tai man draugė padėjo daugiau. Ir išleidavo aš tada 800 vienetų. Sakėm, rizika, žinai, bet visiems sakau, aš jau tada turiu knygą, aš galiu jau eiti bent jau į biblioteką, jau kažką aš galiu daryti. Ir tada jau, kaip čia pasakius, pakylėtus valdovus žinojo daugiau žmonių Lietuvoje, negu aš įsivaizdavau. Ir tai buvo taip netikėta iš tikrųjų ir daug atsirado skaitytojų. Kad ir suprato ir žinojo, kas tai yra. Man atrodė, kad čia kažkaip keista. Bet tai kaip įdomu, ne? Čia pas mus nėra tokių skaitytojų. O iš kur jie žino, kad tokių skaitytojų nėra, jeigu tokių knygų nebuvo dar? Nusileido, matyt, gal nebuvo labai populiari ta jos knyga, aš nežinau, kaip čia tai Lietuvai buvo, bet iš tikrųjų žmonės, matyt, internetu skaitė daugiau. Tas toks, kad skaitytojų jau buvo, tik nesimatė, matyt. Ir man tas iš tikrųjų labai padėjo tie žmonės, kurie jau buvo pažinę Pakylėtus valdovus. Nes būdavo labai įdomu, kad, tarkime, ir jie bazavosi labiausiai Kaune. Kaune, jų, nežinau, jų gal ta draugija ar kaip ten. Ir kai aš atvažiuodavau knygas pristatyti, kadangi Mialba Kaune, ten toj pačioj salėje,
pilna salė žmonių ir jie visi žino, žinai. Aš tai nelabai susigaudau visą ko, o jie Gerai. žino. Na, ir tada man toks pasitikėjimas, nu, kad jiems yra svarbu, kad jeigu aš ir nežinau visų smulkmenų apie patį pakylėtąjį, bet apie tiesą aš galiu kalbėti, nes tai man šiaus tai yra, nu, ir jiems tai rezonavo, labai palaikė. Ten būdavo tokias močiutės, jos dabar ir močiutės, nu dabar tai tada vyresnės, šios dabar tokius močiutės. Ir Jau dabar, promočiutės. kada jos ateidavo į susitikimą, jos apie 80 metės tokius, žinai, baltais plaukiukai, žinai, jos priekį susėdė, taip smagiai klausosi, rimtai, žinai, taip smagu, tos pirmosios mano klausytojus, tos tokius, žinai. Jų toks palaikymas, ta meilė, jų tikėjams, nes pats kai kada abejoja, ar tikra, netikra, o tu matai, kaip žmogus jaučia, kaip tai tikra, kad tai yra tiesa, nu, pastiprini ir mane. Nes jis jau pažinęs tą tiesą iš vidaus, kuri rezonuoja su to. Pažinęs, jūs jau gyveni su tuom, jūs jau turi patirti ir kada, sakykime, tu savo kasdienybėj truputėlį, ypač seniau, įsimuši, nu, kaip daug žmonių mąsto kitaip. Nu, tu logiškai pradedi galvoti, ar čia tikrai su tavim gerai ar nelabai gerai. Ir kada sutinki bendruomenį, kuris sako, kad viskas gerai. Nu jo, kai grįžti iš meditacijos, ne parsineši ir tu pradedi kitam pasakot. Ir vienas sako, tu čia nenusišnekėk. Kitas irgi tą patį. Tu čia per daug jau, čia visiškai nesąmonė. Ir tu jeigu nusižemina tos vibracijos, žiūri jau taip. Nu ir galvoja, iš tikrųjų čia tai buvo, ar aš čia prisigalvojau. Tu ir yra, kad nusižeminta vibracija, tu mastai kitaip jau, žinai. Ir tada pradės abejoti, o tada belieka aš pasikeltą vibracijai. Aš iš tikrųjų turiu pusseserę, ji Rusijoje, Samaroje gyvena. Ir kadangi mes labai mažai bendraudavom, aš žinojau tik tiek, kad ji visą laiką gydos psichiatrinį ligoninį. Vis gydos ir gydos. Ir jie atvažiavo vien kartą į Lietuvą, atvežė, žinai. Žinai, suprantu, kad viskas normaliai, žinai, jie kalba mano kalbą, jie kalba, kaip mokytojai su jie kalbasi, žinai, kaip jie gauna kažkokią žinutę, kaip jie nori ten, tarkim, tapyti, nešti energiją, o ten, kur jį būna, to nepriim. Ir aš jas tada nusivežiau į vieną šventę, Klaipėdoj pasdalyti, ir ten buvo daug mūsų tų bendraminčių, sakau, žiūrėk, sakau, Maša, sakau, visus tus pagal tave ir tavo gydytojus uždaryti į ligoninį. Aš sakau, žiūrėk, čia mes visi džiaugiamės to gyvenimu. Iš tikrųjų, jie labai sustiprėjo tada. Jie tiesiog suprato, kad tai yra natūralu. Jie pagaliau nusprendė, kaip įsitikino, kad nėra ligonis. Nes jeigu tau kažkas sako, kad tu ligonis, tu sutinki, žinai, nu gerai, aš ligonis, žinai, ir viskas. O kada tu supranti, kad ne, yra svarbu tas toks. Man labai pažįstamas ta situacija, mano mama dirbo darželį ir būdavo visokiausių vaikų, kur pripaišyta ligų, belenkokios krūvos jiem. Ir aš sakau, kodėl tie žmonės, kodėl jūs galvojat, kad tas išprotėjęs žmogus yra išprotėjęs, jūs tiesiog jo nesuprantat, ką jis mato ir jaučia. Vien dėl to, kad jisai negalvoja taip kaip tu, tai jisai jau viskas, nurašytas maždaug, tu ten kažką pamatai, ko nėra. O gal tu ten nematai, nes jis mato daugiau. Ir tiem vaikam būdavo prišeriam tablečių, kad tik tai jūs nejauskite. Aš sakau, tie vaikai yra daug protingesni negu jūs, sakau, jų nereikėtų. Ir man tada buvo gal kokie 7 metai. Ir po to pradėjo eiti ta informacija, kad aš įsitikinau tom, ką aš pasakiau. Tai man tie išprotėję žmonės dažniausiai netrodo išprotėję visiškai. Nes iš tikrųjų tai yra gal unikalums, matymas spalvų, tarkim, vaiko gebėjimai kažkokie yra, arba jo, sakykime, laisvė, nepribotums, kad tu ten labai jau teisingai viską elgis, ta tokia laisvė, tas toks veiklums. Iš tikrųjų dabar, jeigu taip apie vaikus kalbant, sako, vaikai yra labai tokie superaktyvūs. Aš suvoku iš tikrųjų, ir vėl sako, tai tikrai, kad tai gali būti liga, kažkoks sutrikimas. Bet iš tikrųjų aš suprantu taip, kad jie ateina jau su aktyvia tą kvantinį sąmonę. Jie gali daug greitai padaryti, žinai. Mūsų aplinka nėra pripratusi prie tokio greičio, žinai. O jie iš tikrųjų jau turi tą įgimtą gerą savybę. Ir čia tas vaikas sukas, kai vėjurksto, čia ramiai pasėdėk, žinai, nes tu man trukdai iš tikrųjų. Tai man duokim kokią tabletę, kad jis ramiai sėdėtų, nes man trukdo. Čia taip būna su tavais.
Jo, ir tada man vieną kartą rodė per meditaciją, sako, norim paduoti tau mintį. Nu, vat mintį greitai, žinai. O tu, kol sumastai, pats mąstymas, ne tai, kad mąstymas, bet žodžių sudėliojimas, jis eina taip ilgai, žinai. Nu, tai įsivaizduoju, kokia yra konfrontacija. Jų mintis greita yra, o čia, kol ją sugalvoji, kol ją priėmė, tas toks. Ir aš įsivaizduoju, tai tas pats ir su vaikais. Jie greit kalba, jie daug nori pasakyti, žinai, o mes čia, žinai, palauk, pabūk. Aš tai net pasižiūriu savo vaiką, ne, jinai kažką daro, tu ta prasme kalba mokytoja, jinai net nesiklauso, kažką kitką žiūri ir tu, tai klausykis, ką sakė, jinai atsisuka ir pasako, ką jinai sakė, aš tikrai, okei. Nes viską girdi. Nu, Jinai viską girdi, viską mato, nu. Tai yra koks yra, matai, greitis ir visai kitoks ir kaip analizė. Vaiks kažkur skaita, analizuoja, girdi, analizuoja, nu, girdi ir suvokia, ką girdi. Ir dar apmąsta greičiausiai, ką nors. Pilnas rautas. O dabar man atėjo ta knyga Mergaitė iš visatos, ne? Aš irgi savo mergaitį nupirkau paskaityti. Jinai nelabai lietuviškai skambtų, bet kalba. Tai irgi įdomiai buvo. Ir dabar man klausimas, o jūs, pavyzdžiui, jūs, bet aš žinai dabar pačiai. Teko vaikystėje tą patį patirti. Nu, tarkim. Arba kai atsuki laiką atgal, gal kaip vaikystėje neatsiminė, ne? Bet po to, kai pasižiūri jau atgal, kai susipažįsti su tom ir pamatai, kad jo, buvo ir tie nykštukai, ir angelus jaučiu, ar nebuvo? Žinok, vaikystėje greičiausiai, kad nebuvo. Ne, aš manyčiau, aš neatsimenu. Nors iš tikro, per vieną meditaciją man yra, aš tik neprisimenu. Kadangi mano tėvai dirba, o jo sesė ir brolis buvo tiek tokie, kad eidavo į mokyklą, mane keliom valandom vieną palikdavo. Nu, tiesiog. Ir palikdavo ten, kadangi daugiabutis butas, ten, žinai, duris praverdavo, kad, žinai, kaimynį pražiūrėtų, jeigu ir kas, jeigu verksi. Ir sako, angelai vis laik su tavim žaisdavo ir tau nebūdavo liūdna. Bet aš to neatsimenu, aš to negaliu pasakyti. Aš nykštukus iš tikrųjų labai neseniai patyriau, kad jie egzistuoja. Nu, va tas toks. Man tas laikotarpis be galo patiko. Tai buvo taip smagu žiūrėti ir stebėti. Tai kaip tie nykštukai atrodė? Šie nykštukai yra pas mūsų namuose 2 gyveno ir jie tokie labai linksmi. Ko man labai patiko, jie visada susirand ką veikti. Visada. Tu net nesugalvosi, žinai. Jie, žiūrėk, čia atrodo domino žaidžia, žinai. Čia jie išeina, galvoju, kur vyras klausė, sako, tu gali pamatyti, ką veikia šiandien nykštukai. Aš ieško mintimis po visą savo sodybą, nerandu. Sakau, nežinau, arba aš nejaučiu, nerandu. Paskui žiūriu ant pavėsinės stogo, žinai, susėdė. Sako, mes pasiruošę žiūrėti žvaigždes. Na, tai va, tas toks įdomus, nu, tu važiuoji, tarkim, mašina ir jauti, kaip ir jie važiuoja. Bet nėra taip, kad sėdėtų, ne, jie jau kažkokio žaidimo, atrodo, pasidėję ir žaisto, žinai, arba ant kapotas įsėdė, žinai. O tai visgi tas matymas yra tik minty, ar realiai jau matai? Ne, man minty. Aš neturiu to tokį matymą, kur, sakykime, vaizdinis, aš tiesiog žinau, žinai. Tarkim, kai mokytojai yra, aš žinau, ką daro, kaip atrodytų, bet nėra tokio ryškaus matymo. Bet tas išjautimas, kad, pavyzdžiui, nykštukai ten mokytojai šalia stoja, tai ir jautė, ne? Jauti, nu. Ir iš tikrųjų nykštukai, kas labai realiai būdavo matyti, tai jiems nepatiko mano katytė. Aš tokį ryšutę katytę turėjau. Jie eina į pasišoką. Nu, vat, atrodo, kad jie taip įspirtų į šikniuką. Nurimsta ir tada katytė ramiai, žinai, būna. Nu, tai vat, materialiai, vat, taip matai, žinai, dar atsisukus pyksta, žinai, tu nesijį matyti, aiškiau, jausdavo. Na, ir jeigu, sakykime, aš pati ilgą laiką nemaniau, kad tai yra tikra, kad yra nykštukai baltai, žinai, bet kada taip jie apsigyvena ir jautės, kambarį, kokius nuotaikas sukel, nu tada jau tikrai tapo tikra. Nu, ir tada jau drąsiai galėjau vaikams parašyti tą knygutį. Nu, tai tikra. O yra daugiau, kas gyvena aplinkui?
Arba lankosi dažnai, pavyzdžiui, nu, miegi ir apsilanko, tarkim, kokiam, ar netrukdo kažkokiam, nu, tarkim, kažkokie praeiviai arba sielos. Nes man tokia vieną kartą turėjau patirtį, kad gyvenau bute ir man tiek susiaktyvino, čia labai senai darbo, kad tu jauti, kad vaikštai ir aš galvoju, nu, nejaugi taip vieną antrą dieną, aš galvoju, ne, man nereikia, man reikia mėgoti, užteks gal jau. Nu ir tada nustojo kažkaip. O kaip? Mane tėvuks vis laik sakydavo, kad yra namuose bilduks. Jis senai jau yra miręs, bet mes pasišaipydavom, sakydavom, nu, bet tai, va, kas jausdavo matyti šeimoje, tai va, mano tėvuks jausdavo. Ir dabar, kaip yra su tais, ar trukdo ar netrukdo, yra buvę įvykių visokių. Šiaip, kada matai, na, tarkim, vyras jis daugiau mato. Nu, mato, tarkim, atėjo 3 svečiai, žinai, į kambarį, mato, jis stebi, žiūri, žinai, netrukdo, tas man truputėlį netrukdo, žinai. Bet aš esu turėjęs vienintelį kartą įvykį, katras buvo labai nemalonus ir aš nežinau, kodėl taip ten buvo, nes vėl aš buvau Kaune susitikime ir mes ten su draugė miegodavom. Na, to jūs ten salė, ten kita patalpa, kur ten gali miegoti, žinai. Bet mūdį sugalvojau, kad atskirai miegosiu, aš išėjau į salę. Aš atsiguliau, ant šono atsiguliau ir aš pajaučiau, kaip mane fiziškai apkabina. O taip prisispaudė kūnų ir apkabina. Galvoju, išėjom valgyti vakarienį, žinai, lika tulėti kas nors, žinai. Galvoju, kad aš atsisuksiu, kad trenksiu. Neatsisuku, suspaus ir laikė, aš noriu šauk, nesišauk. Na, va, ta tokia energija. Ir aš visai mėginau, galvojau, ką man daryti, nes jausmas labai bjaurus buvo. Ir aš mėginau kūrėjai prašyti, angelų prašyti, ar viso ko, ką sugalvojau, man nelabai padėjo, bet aš radau sprendimą. Aš įsivaizdavau, kad aš vyrą savo paguldau tarp to kažko ir savęs ir, žinokit, nustūmiau. Tada aš galvojau pajudėti, susirinkau savo lovytę greitai ten pas draugę. Sakau, viskas. Nu, bet tai buvo vienintelis kartas, nu, kur kažkaip taip keista tokia materija, nežinau, kas ten. Ten bažnyčios toks pastats, mašakas, aš nežinau iš tikrųjų. Nemačiau, bet fiziškai jaučiau. Supratimą aš ir dabar neturiu, kas tai buvo. Nu, koks tai tas užspaudimas. Nu, bet aš esu, kaip pasakius savo ir kūrėjui, kad aš nenoriu bendrauti su sielom. Nenoriu. Nu, nes jeigu yra kažkas labai labai tikslinga, kuris pats pasakys viską. Nu, ir kada išreiški valią, kad nenori, tai yra ramybė. Yra ramybė ir tada tu tiesiog... Nes aš kaip suprantu, kiek aplinkui visko daug yra tų praeinančių ir čia, kad jeigu viską matyt, taip sako, jeigu nuimtumėm šitą, ne? Tai čia, ramybės jau nebūtų. Vienam laiške yra rašęs, man atrodo, kad Hermis Trismegistas, sako, jeigu nuimtum nuo žmogaus tą gražų apvalkalą ir paliktum tik tai, ką jis mąstė ir mintis ir emocijos, tai sako, būtų vien tamsius dėmes. Nu, daugiausiai, nu, ne vien, bet daugiausiai būtų tamsius dėmes, nes daug tamsiai mąstom. Va, tas tamsiai mąstom. Ir iš tikrųjų dar kas yra, jeigu, tarkim, tas santykis su neregimuoju pasauliu, kokiam dažnį tu esi, tam dažnį vyks tavo realybė ir tam dažnį tu matai subtilų pasaulį. Tarkim, jeigu tu esi ten labai jau toks, sakykime, žemų vibracijų, pikts, nervingas, galbūt ten yra kokie nors, nežinau, narkotikai ir dar kažkas, ta vibracija yra, nu, alkoholis, ta vibracija yra žema ir tu aišku, kad susiduri su tom pačiom, sakykime, būtybėm, bet tos būtybės yra tiesiog mūsų pačių išskleistų minčių ir jausmų egregorai. Nu, neigiami, bet jie susikūrė formą ir tada vat, su jais visais ir bendrauja. Todėl ir sako, kad jeigu jau eini link mirties, reikia labai susitvarkyti su savo mintim, emocijom, kad teigiamumo būtų daugiau. Kad išeitum į tą tokią subtilesnę vibraciją. Tavo vibracija pakils ir tu liksi tam lygmenį, bet ne tam žemam labai lygmenį. Tai va, todėl tas regėjimas, sakykime, jeigu dabar klausi, žinai, ar nėra pavojus su kažkom negero susibendrauti,
koks tavo dažnis yra. Jeigu tu esi viduje ramus, stabilus, aišku, kad tu bendrausi tik su tais, su kuriais, nu, gerai bendrauti yra, su kuriais yra gerai bendrauti. Nu, tai va tas Ir toks. yra toks labai geras filmas Astral City, kur būtent vardina, bet jo niekur internete beveik neina rasti. Sunkiai ir jisai yra ne, portugalų. Ir ten Mhm. būtent parodyta, kaip tam astralinis, tas apie ką kalba tikrai, ne? Mhm. Toj astralinė erdvėje, kai tu miršti su visom tom, ten tokia klampynė ir toliau tavo ta siela Mhm. miršta. Ten labai Mhm. aiškiai papasakota. Na, ir jeigu tu vis tik, nes matai, kol tu esi gyvas, tu gali transformuoti, tu gali Mhm. apsispręsti, kitaip mąstyti, tu gali perėti va tą dažnį. Nu jau išėjus ten nebėra tos jėgos transformacijos, jau ką turi, tą turi, žinai, ir Mhm. viskas. Nebent, kaip aš sakau, dar, jeigu tave gerai atsimins kitas žmogus, gerai Mhm. atsimins. Nu, melstis, tai aš nežinau, kiek tai gal padėti, nes nežinosiu, kaip tu ten melsis, jeigu tu su skausmu meldiesi ir vėl nėra kažkas gerai. Bet Mhm. jeigu tu atsimeni linksmai tą žmogų, atsimeni, kai buvus geras su juo, kiek daug, tada kažkaip truputėlį dar tas tavo srautas asmenis nueina iki tos sielos, o kito atveju tai nelabai jau Mhm. padėti yra. Mhm. Va, tas klausimas dar vienas tas ir buvo, kur aš norėjau paklausti. Vat, ar aiškiai, vat, pavyzdžiui, kai pradėjo neužrašinėti pakilėtojų valdovo laiškus. Ir jau tas pribrendo, va, tas apsisprendimas, truputį grįžtam į pradžią, kur pribrendo tas apsisprendimas, kaip, nu, kaip ir išeiti iš darbo. Ar tai buvo kažkoks tai, nu, kaip ir aiški žinutė iš viršaus, ne, iš angelų, kad tu jau viskas, eik ten, buvo pastumėjimas. Ar tiesiog tai buvo iš vidaus tas vedimas? Čia buvo, žinok, protų. Normaliai pamastyti ir pagalvoti. Nebuvo čia tokio, kad sukurti knygą, kad atleisti knygą, apsispręsti leisti knygą. Ne, tai buvo tiesiog pagalvota proto, kad žinutės yra man geros, aš turėjau jau tą puslapį sukūrusi, kur keldavau, žiūriu, kad ten atsirado žmonių, kad jį pasiskaitinėja. Ir aš pagalvojau, kad visiškai gerai, ten dar kažkas pasakė, žinai, kad būtų gerai popierinis variantas turėti. Čia buvo grinai išmastyta, kad va, tai būtų gerai. Ne, nebuvo tokių žinučių, kad daryk taip ar taip. Ne. Kad tiesiogiai, eik lauk iš darbo, nes tu čia jau baigiai. Ne, 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 Jeigu ne. neįsi, bus. Ne, išėjau iš darbo dėl to, kad jauties, kad laiks eina pro šalį, kad gyvenimas eina Mhm. pro šalį, kad laiks veltui bėga, žinai, dėl to išėjau laiką. Nu, leisti knygas todėl, kad manau, kad nu, skaityti popierinį variantą geriau tų žinutės, žinai. Nu, tas žemiškų protų, pramastai, 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 tada žiūri, kad nu, ateina tas toks palaikymas jau ir yra momentų, kada yra labai nusekliai viskas pasakyta. Labai. Bet dažniausiai yra, kada reiktų savo proto, tu turi susižiūrėti, žinai. Mhm. Ir ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Tas Tai toks. man buvo, kad aš pradėjau pas tave nemokymus ir tada mokinausi su Mhm. asistentu ir tada gavus taip, kad galvoju viskas, nu man čia netinka, man čia nekryptinga, o aš tik šiaip ten jau pasimokinti, nes pasiūlė. Ir aš galvoju, per daug išsišvaisto laiko, reikia viskas šitą metu. Grįžau į seną darbą ten, kur reikėjo tik 2 dienas dirbti, nu ta prasme, per Aha. savaitę. Ir galvoju, nu va čia tinka, man sutinka, nes aš pradėjau jausti, kad jeigu tu medituoji, nu tu nebegali jau ten, žiūri, kad per daug visko. Mhm. Ir dar vieną, vat, atsimenu, esi kažkur tai minėjus apie savo brolį, ne, kad jisai irgi Mhm. tuom užsiema. Ir jisai jau anksčiau buvo pradėjęs ir kad tu jau irgi kažkokį tai, nu, ar jūs ten bendrai pradėjote jausti energijas ir visus Jis iš tuos. tikrųjų labai daug knygų skaitė. Jis Mhm. Jis anksti išvažiavo iš namų, gyveno Šiauliuose, dar kol šeima susikūrė, jis daug laiko turėjo ir daug knygų skaitė. Ir man, tarkim, kada prasidėjus rašyti tos žinutės, jis jau suvokė ir suprato, kas tai yra. Mhm. Jis tai žinojo. Po to jis pasiūlė keliauti, pasimokyti, jeigu taip galim sakyti, arba tiesiog paskaitų paklausyti pas Kazlauską, Vytautas Kazlauskas turėjo savo parapsichologijos akademiją, žinotės. Mhm.
Ten, iš tikrųjų, mes Vilniui buvo, nuvažiuodavom, atsimenu, ten būdavo didelis, labai ten daug žmonių susirinkdavo. Ir ten tos paskaitos tokios labai rimtos. Ir atvirai pasakius, įdėdavo ir nesusigaudydavo. Buvo įdomu, bet nesusigaudavo. Aš pasitraukiau, brolis važiavo toliau. Jis važiavo, ten buvo 4 metai, jis važiavo, klausėsi. Ir sakykime, keletą metų jis buvo tas žmogus, kuris padėjo nenuklysti nuo tiesos, visi vesdavo, sako, pasižiūrėk, pastebėk, žinai, jis pats be galo tokios tyros širdies, žinai, ir va tą tokį stabilumą padėjo išlaikyti. Po to dabar ir sesė puikiai jaučia, ir sesės dukra, ir mano dukra, mūsų su Virgilijum dukras irgi jau dabar taip pradeda prajusti mokytojus pas save. Nu, tas toks yra. Jo, brolis labai daug padarė, labai daug padėjo. Buvo tokius akimirkas, kada, tarkim, jau seniniui, aš išėjau iš darbo jau tą, sakykime, pavasarį, bet jau tas toks vidinis jau toks buvo, sakykime, iš rudens jau tas toks noras išeiti, o jis kaip tik pas manęs katiliniai dirbo, tai aš momentais nubėgdavau, sakau, man išaiškink viską, tai man išaiškink, žinai. Tai turėjau, sakykime, 3 mėnesių tokį įkrovą irgi gerą, žinai, kad, čia taip, laiškas įsirašo, tu man praaiškink, žinai. Jau tas toks gerą, tokį turėjau įkrovą. Tai buvo tas toks irgi vis tiek palaikymas, ne? Iš savų, kad nesi vienas pats toksai balta varna, visgi yra kažkas. Ir kada jis sakė, sako, tu pažiūrėk, gal tavo rankytis judės. Nu, ir sakau, aš nežinau, kaip man reikia pažiūrėti, kaip tas rankytis gal judėti, žinai. Tada sesės į tėvį, sako, suleisk muziką, šoko. Nu, šokį žiūrėk, ar tavo tas rankytis judės. Aš pradėjau šokti ir žiūriu, kad jos jam ir kažkur pasispaučia, žinai, va, taip atsipalaidavo, žinai. Ir tada jau visa šeimyna susistatydavo ir pražiūrėdavo, kur tas rankytis juda. Na, brolis tada man atvežė labai didelį tokį plakatą su taškais, kas yra kokie taškai. Bet ten toks sudėtingas tas plakatas, kas sakau, nėra galimybės išmokti tiksliai, čia reikia turėti mokytoją, ten, manau, iš kiniečių tikriausiai. Ir sakau, aš eisiu pagal tai, kur rankytis veda. Nes iš tikrųjų, nei tos fiziologijos mokiniai, o kada rankytis veda ir kada tavo protas nejuda, tada tus pasispaudži taškai ten, kur tur pasispausti. Čia tie meridianai, kurie yra, ne? Ir meridianai, bet ir taip fiziniai taškai, patys įvairiausi raumenims susitvarkyti ir tam pralaidumui. O tai yra taip, aš taip supratau, kad jeigu žmogus kažką ten negerai galvoja, mąsto ir tos energijos susitelkia eteriniam plane, jos po to, jeigu mes nepadarome kažkokių sprendimų, jos įeina į kūną. Ir jos kaip taškas įeina nesvarbu kur. Ar tau į sąnarius įeina, ar tau šiaip kažkokį tašką. Ir jeigu tu apčiuopi tą tašką ir spaudi, ten įsijudi. Tas toks yra, kad pradeda įsiskaidyti. Tai todėl visam kūne gal būti taškų, kurie skauda. Tiesiog tu gali pajausti labai, kur skauda. Aš žinau, porą taškų, kur labai skauda. Man teko daryti, kai tas dubenėlis grodavau, tai masažą, kai darai, tiesiog tas dubenėlis garsas jo nepraeina. Ir jisai dingsta. Ir jeigu eina per visą kūną, jis eina sklandžiai, ir viskas, atrodo, prie tą vietą ir dingsta. Ir tu turi vėl jį dar kartą daužti ir daužai ten kokį 10 kartų, kitą kartą ir taip praeina jau. Nes matai, tada tu padedi iš to kūną išeiti jau su to garsu vibracija, nes vibracija irgi kaip gražiai, žinai, tas toks. Dar netgi būdavo taip, kad uždedi tą dubenėlį ant pilvo, pavyzdžiui, ir sako, kiek sveria tas dubenėlis, sakau, 500 gramų. Sako, tikrai, nes atrodo kaip 5 arba 10 kilogramų. Pasveria, jisai lengvas, nes prisipildo tiek tos energijos, kad jisai pasidaro toks sunkus ir jis spaudžia tą patį žmogus su savo energiją. Bet jo, su garsu aš manau, kad
Ir tikrai su garsu prasimuša, žinai. Mhm. Ir sako, žinai, kad ta garso amplitudė dar labiau bus, ne tai, kad prasiplės, bet daugiau mes galėsim girdėti. Tas prasiplėt mūsų identifikavimus, tų garsų ir tų matymų atspalvių ir tų jausmų identifikavimus prasiplėt. Tai va irgi įdomu. Tarkime, čia toks pavyzdys, tada, kai aš dirbau seniūnijoje ir po to, kai išėjau į savo tą kitokį gyvenimą, tas gyvenimas prasiplėtė daugybė tų kažkokių kitokių dalykų. Visai, identifikuots pasaulis visai yra kitaip. Per energiją, per vibraciją, per jausmą. Ir aš įsivaizduoju, kad ateina akimirka, kad dar labiau prasiplės tas identifikavimas, kas yra pasaulis, žinai. Tai va, nes tas jau jaučiasi tokia, kad, tarkime, kaip aš sakau, tarp eilučių atrodo dabar įeina tas gebėjams identifikuoti kažką ir jis didės ir stiprės. Tai va tas toks, laukiu tos akimirkas, kada galės pasakyti, kad dar kitaip pasikeitė kardinaliai gyvenimas, kurio aš neįsivaizduoju. Jeigu aš, būdama toj savo darbinį poziciją, neįsivaizdavau tokio gyvenimo, kokį dabar. Taip ir čia aš manau, kad bus dar kažkoks tokio. Dar visai kitoks pokytis, ne, kur dar jau jo, čia aš tik vis tiek kaip kažkokį kaip aidą jaučiu, žinai. Kažkada vis ateis. Jo, toksai pradeda, atrodo, jaustis ateities skonis, kad jau žinai, kažkas bus, o kas net neįsivaizduoja, ne? Bet jau laukiu, jau nežinai, vat, kaip sakai, skonis tai geras, žinai. Čia kažkada man teko patirti per meditaciją, sako, tipo, kad bandai jau įeiti ten, bet dar nedrąsiai, žinai, kad bus labai gerai, bet bijai. Ir toksai kažkas bus. Nes atrodo, žmogus nori, sieki, žinai, sakai, oi, aš čia viską galėčiau daug padaryti, kad tik pajausti ar suprasti, bet iš tikrųjų, kada pasižiūri, yra tam tikras baimis. Net, man akimirką parodė kvantinį proto galią. Aš tiek įsigandau, aš net negaliu vardinti, kas tai, bet tai yra tiek daug, kad įsigasti. Ir matyt, kol vėl pripranti, tada daug tarpiniukai, žinai. Kad mes po truputėlį priprastume. Tas toks. Ir daug dalykų yra, kur mūsų, sakykime, kūno atmintis sureaguoja, žinai. Protas, matyt, savarankiškai sureaguoja į tai, ką galim, jis saugo, mumis tiesiog saugo, žinai. Jeigu, tarkim, energija eina stipriai kūnui yra sunku, mums skaud, žinai, ten, žinai, sudrebina viską, žinai, kraujotaka sukyla, jis duoda tą reakciją, saugok, žinai. Tu geriau nepatirk, nes tau bus blogai, žinai, tas. Bet tu kaip pati, pavyzdžiui, rašai knygose nedaug, kas skaita, tas žino, ne, kas neskaita, taip išgirsta, kad daug teko patirti per fizinius pokyčius, pojūčius, ne? Daug, iš tikrųjų daug buvo tas akimirkas ir kada mes, ir pati būdavo, kad ir ta kūna tarsi atrodo draska, žinai, judi kažkaip keistai ir tas, kad ta širdis sustoja, tą akimirką gerai atsimenu, nes labai, susmukau ir paskui tas buvo toks labai garsus buvo puf. Ir atrodo, kad jį prabudo, žinai, iš naujo tada balsuoti. Kada kraujotaka, atrodo, tas kraus, irgi gyvenime daugiau nesu patyrus, bet atrodo visoji kraujagyslė, jis šokinėja. Ir kada jis šokinėja, ir tu turi šokinėti. Aš išgyvenau, kad šokinėju. Po to jau, kai jau nusai šokinėti, labai skaudė širdį, tada jau tikrintis, galvoju, Maša, ką žinau, gal čia ne energijas, gal čia yra fizinė kūna kažkoks sutrikimas. Bet patikrina, nerada nieko, tai supranti, kad tai tik energija. Kas dar tokių buvo? Būdavo iš tikrųjų, kada mes pas brolis tada jis susikūrė savo tokį irgi salėkį mažytę, susirinkdavom, alpdavo žmonės. O tas toks dažnas alpimas būdavo. Tai aš manau, kad pati aplinkos energetika, ji buvo tokia kieta ir net laikydavo žmogus. Dabar aplinkos energetika jau yra pasikeitusi. Jau yra tiesiog lengviau energija įeina ne tik į mumis, bet ir į visą aplinką ir nebėra tokių sudėtingų, žinai, akimirkų.
Nu. Tai būdavo, kad net laikydavo žmonės, ne? Neatlaikydavo, nu, neatlaikydavo. Ir pačiam broliui labai skaudėdavo ir nugarą, ir širdį, ir čia toks taškiuks yra kairiai pusėje po šonkauliais, kad sukels skausmą. Ir paskui dažnai, ir dabar dar dažnai kiti žmonės pasakė, ir man pasitaiko, stuburo uodegytė, kaip yra pačioje, pradeda labai skaudėti. Labai tada atrodo, tas visa pačia, tai kažko skaud, nesupras. Nu, ir aš manau, kad irgi yra sankaupa, kažkoks įėjimas energijos ir prasimušimas į kūną, ir kada prasimuš kažkaip prasiplečia, tai visur skauda. Ir daug žmonių. Bet po pirmų broliui skaudėjo, sesiai, tada man. Paskui kiti dalykai, broliui, sesiai, man. Jie išgyveno ir aš. Viens išgyveno, atlaikys ir tu. Man jau ramiau. Bet aš taip galvoju, dabar taip klausantis, ne, tokie išgyvenimai, tai tam paprastam žmogui, ne, kuris dar niekada nesusidūręs ir pasiklausai tokia, ne, man šito jau tikrai nereikia. Eini tvarkytis, ne, išeiti iš vieno skausmo to, ego lūžio ir kad, nu, viskas pagerėtų, pasirodo, čia dar vis nesibaigia, ne? Ja, dar vis nesibaigia. Bet jie, žinokis, tie skausmai rimsta ir mažėja. Iš tikrųjų, va taip nusekliai, sakyčiau, amplitudė, jeigu buvo tokia didelė, taip, yra jau suvaldoma, žinai. Bet aš ir vėl sakau, energetika dabar aplinkos yra labai pasikeitus. Aš, tarkim, savo tuo laiku, nu, kiek tų metų daugiau buvo jau, sakykime, 15, alpdavau beveik kiekvieną vakarą. Nu, ir tas silpimas būdavo momentalus toks, bet aš niekuomet nenualdavau. Bet aš tada turėdavau greitai bėgti į amoniaką, greitai, jeigu jau neturiu, tada po šaltų dušų, ir kada, nes nėra kam padėti, tada Virginijos būdavo išvykęs, užsienį dirbti, čia vaikai yra, nu, tu turi kažką susitvarkyti, nu, ką ten suskambinsi į tą ligoninę, tu nualpsi, kol atvažiuos. Tai tu turi po pirmų savo padėti, paskui galvoti, ar tau reikia dar kažkokios pagalbos, žinai. Bet aš žinojau, aš visur turėdavau tą vakarais. Aš vis laik turėdavau amoniaką, jeigu reikia, toks, galbūt dabar pirkti nėra tikriausiai, bet ten iš tų senų laikų būdavo tokie buteliukai. Tai jo, ir susitvarkai, prasimuši, prasėjai, tada greitai lovą, išmiegi ir rytais viskas tvarkoja, žinai, ir ateina vakaras ir vėl. Ir vėl. Tai vakaras ir vėl. Ir vėl valiau. Bet nebūdavo taip, nu, ta prasme, pokalbios tais, nu, aš jau taip nebenoriu, nu, kiek galima čia mane kiekvieną. Aš nelabai supratau, kad galiu dar taip kalbėti, žinai. Aš laiškus užrašydavau, bet kad taip kalbėtis, ar pasiaiškinti, žinai, ne, tiesiog, žinai, yra tokia situacija ir viskas. Ir aš dėl to įsakau, ir dabar kitiems žmonėms sugalvokit savo, kaip padėti. Tiesiog. Turite savo sugalvoti patį geriausią variantą, kaip padėti. Ir žinoti, kai jau prasideda ir žinoti, žinai, maža kas skauda. Nu, kada buvo kits etapas, tokie etapai, čia būdavo fiziniam plane, po to būdavo psichikai per sudėtinga. Nu, tiesiog atrodo, tai psichika truputėlį kažkas ten nelabai gerai, bet aš supratau, kad reikia su karšuliu arbatos išgerti ramų, žinai, vat suradau. Kokios arbatos? Su karšuliu. Yra tokia žolė, su karšulė. Nu, dabar yra net ir lašiukai, mačiau vaistiniai, ko anksčiau nebūdavo. Bet aš žinojau, kad su karšulė, jie labai tokie karti, aš manau, kad jie kraujotaką harmonizuodavo. Ir kažką sutvarkydavo, sakau, jeigu aš tik pradedu jausti kažkur neramumą, galvytėj, aš iš karto tos arbatos ir aš jau žinojau, kad ramu, viskas bus ramu. Žodžiu, viskas, kas vyksta, jie turi, kaip čia, pagrindą kūnę. Ir tą kūnę tu gali sugalvoti, kaip suvaldyti, žinai. Nu, tas toks yra. Ir arba arbata. Buvo laiks, kada, tarkime, negalėjau valgyti mėsos, nes vakare vėl užeidavo tas negeroms. Bet aš atsakiau, negaliu. Dabar aš valgau, man nėra problemos. Tai va tas toks yra akimirkom virsme, kažkas susiaktyvina, susijudina ir praeina. Ir praeina. Nu, įsijudina ir praeina. Ir viskas ramu tada yra. O nėra taip, kad... Ne, aš dabar tiesiog noriu pasakyti, kad dabar, sakykime,
tikrai nebėra nei to alpimo, nei to, sakykime, skausmų tokių, nu, kai kada tas sudegi kaulis. Na, bet ten su jau susitvarkymas. Ir, nes kai kada iš tikrųjų, aišku, geriau yra fizinis skausmas negu tas psichinis skausmas, nu, čia irgi tas toks būna. Na, bet sakau, mažėja, ta amplitudė mažėja ir kitiems tas pats bus. Ir kita vertus, dabar, kai energetika yra aukštesnį dažnį aplinkos, tokių smūgių net nėra. Viskas gal būti lengviau, bet save pasaugoti būtinai reikia. Ir tada reikia sumažinti, tarkime, meditacijų skaičių per dieną arba per savaitę, žinai, kad būtų toks įsižeminimas. Dirbu normaliai, paprastus žemiškus dalykus, kad va, tas toks susistabilizavimas. Nes tas pokytis, matyt, tik išneša, kad tai, kaip čia, įsiskaidė truputėlį realybė ir mums reikia įsižeminti. Įsižeminti, normaliai gyventi. Įsižeminti, tarkim, valgant. Kaip aš juokavau dar su draugė, sako, mes negalim laikytis dietos, nes reikia valgyti. Kada eina energiniai srautai, nu, reikia valgyti, nes tam tas kūnas pervargsta. Tai žodžiu. Sakysi, ko nori, ar gražus, ar darbingas. Nu jo, nes teko tokio, atrodo, patirti, kai iš viso labai lengva tą maistą valgai. Ir jeigu norint pereitas, nu, daugiau tų energijų, kad pereitų, tai dar lengvesnį maistą valgai. O po to finale tu jau eik valgai, ką tu nori, kad jau leiskis ant to žemės. Nes reikia būti tvirtam čia, žinai, tas toks. Aš tai pastebėjau, iš tikrųjų, irgi nieks čia kažkaip nesakė, bet aš pastebėjau, kai aš pradėjau dirbti su žmonėm ir aš sakydavau posesiją žmogui, ypač jeigu iš toliau atvažiuojas, jam truputėlį sudėtinga, sakau, iki pirmos kavinės nuvažiuok, pavalgyk, atsigausi ir tada tu labai ramiai, žinai, jau gali kilti. Tai va tas toks pasitvirtina per praktiką. Ir tada žinai, kaip reikia elgtis. Sako, jeigu jau per daug aukštai, tai važiuok iš visų McDonald'o, tai tikrai nusižemė. Tada bus tikrai. Jau garantuotai. Ir nereik bijoti iš tikrųjų tada, kad kažką suvalgyti tokį, nes kai kada tikrai reikia. Bet, kaip čia, visame kame saikas turbūt. Tiek mytybai, tiek meditacijose, visame kame turbūt saikas iš tikrųjų, nu, tas toks. Nes harmonija tarp vieno pasaulio ir kito turbūt, mes negalime to savo žemišką pasaulį paneigti. Mes irgi ir dirbti, ir bendrauti, ir džiaugtis viskom, ką duod, sakykime, pats gyvenimas turim, žinai. Ir aišku, pajausti tą subtilų pasaulį. Man dabar dar atėjo toks klausimas, kaip, tarkim, meditacijų yra tekę girdėti, kad vat, išeina ten jau per daug, ne? Ir jau nebenori grįžti. Taip, nes ten yra gerai, jausmo būsena yra gerai, bet kaip čia pasakius, mes žinom, čia toks pavyzdys, tarkim, paprastas, tu kažkur atostogauji, tavo, sakykime, tavo laikų vaikus prižiūri kažkas, tu atostogauji, mėgaujas, bet tu žinai, kad reikės grįžti namo, bus ta buitis ir tu privalai tai daryti. Nu, tiesiog. Tu susitvarkai savo mintyse ir žinai, kad aš čia gyvensiu, dirbsiu, tvarkysiu, ateis akimirka, vėl pasidžiaugsiu, sakykime, kelionę ar poilsiu. Bet tu žinai, kad reikia grįžti. Ir čia reikia žinoti, kad aš turiu grįžti ir daryti tam tikrus dalykus. Nu, aš, kad ir, sakykime, medituoju, suvokiu, išjaučiu, bet aš turiu valią sutelkti ir grįžti atgal. Ir daryti, nes būti vien tik ten, mes prisibūsim per savo amžinybę ten. Jeigu mūsų sąmonė atėjo čia, vadinasi tam, kad čia gyvens, žinai. Reikia valią, sutelkti valią, surasti motivaciją, tokį gilesnį įtikinimą savo, kodėl, tarkim, reikia čia gyventi, arba kodėl reikia čia, norėti gyventi čia. Tai man tokia mintis dabar, ne? Išėjai, pabuvai ten ir sakai, aha, gerai ten atostogos buvo,
pasimsiu ir šeimą. Visi dabar jau kartai. Ir vyras ir vaikai jau visi kartu keliaujam, nekeliaus aš čia vieną. Jo, gali pamokyti, žinai, bet vaikai turi, bet mes esam žmonės ir turim gyventi sociume. Iš tikrųjų, galbūt buvo laikotarpis, aš taip įsivaizduoju, tarkim, yra jogai Indijos arba tokie vienišiai, kurie išeidavo apmastyti, matyti sutelktas energijas aukštesnės. Dabar, jeigu žmogus sako, kad aš, tarkime, pasitraukiu iš to sociumo ir gyvenu, tarkim, miške, ten valgau, aš sakau, ne, tai yra neteisinga pozicija. Mes atėjom į žemę bendrauti, kurti santykius, kurti tas situacijas, kokius tokius yra, galvoti, kaip išeiti iš kai kurių situacijų, dar kažkas. Ir per tą parodyti savo tą visą sąmoningumą, savo visą dvasingumą, va toj kasdienybėje, o ne tai, kad aš būsiu geresnis išėjęs vienas. Nu ne, čia netame. Mes kai vieni patys sėdam, nu tai mes nuostabus ir tokie faini. Be galo. Jo. Ir teko dar tokia istorija, kad girdėt trumpai, kad va tas atsiskyręs, tas mang, ane, kai būtų išėjo Olas medituoti, atsiskyriau nuo viso pasaulio, visus šio turtus atidavau, ir ėjo kitas žmogus, sako, nu, ir atsisėdo į jo Olą, kuris buvo išėjęs, ir jisai pareina ir šaukia, čia mano Ola, pasitrauk. Nu kaip jinai tavo, žinai, tu vis tiek turi tą nusisavimą, ta prasme, nieks ten labai nepasikeitė. Nieks, pasikeitė tik gabaritai, bet esmė tai ta pati. Bet vis tiek čia mano namas, čia mano Ola, nu tai kaip tau nėra prisirišimų? Tas toksai vėl klausimas. Jeigu dar į tą Olą ateisi, suvalgysi tos ryšius, žinai. Mano maistas. Nu tai irgi bus mano maistas, tas toks yra. Bet viskai tos didžiausios pamokas, ane, ir eina, nu, bendraujant, ane, viskai. Bendraujant kasdienybėj. Ir, nu, kaip pasižiūri, kai kada, tarkim, kaip čia, kaime, kai esi, matai žmonės, yra, tarkim, močiutė. Nieka į gyvenimą apie dvasingumą nėra girdėjusi, žinai, bet skleidžiasi, žinai, sakykime, visi anūkai važiuoja ten, žinai, ten šiaip žmonėms patinka keliauti, nes, nu, tiesiog natūros, nu, iš santykių, iš priėmimo, iš gerbimo kito žmogaus ir sirodo visas tas tikras esminis sąmoningumas. Toje kasdienybėje. O čia mums daugiausiai ir pritrūks, aišku, tos jėgos ir supratimo. Mes ir užmirštam kai kada, kad palauk. Nu, tu turi tinkamai reaguoti, tiesiog impulsai pradeda suveikti, reakcijas kažkokius pradeda suveikti, o kad tu buvai pasiruošęs būti sąmoningas ir užmiršti, žinai. Bet, tam ir treniruojamės, kad neužmirštum. Tikrą akimirką. Nu, ar vis dar būna, kad tas sąmoningumas dingsta? Ar, ta prasme? Visokių ten, nes taip atrodo, girdi tiek daug metų knygų parašęs, taip ir taip. Nu, tai jau viskas turėtų būti tobula, ne? Ar taip jau ir yra? Ar... Daugybė akimirkų yra, sakykime, ta ramybė ir gražiai viskas kleičiasi, bet būna tokių akimirkų. Bet iškart gauni, momentaliai gauni atsaką į kūną, momentaliai. Tarkim, aš ten gavau laišką kaip už elektrą ten, žinai, kažkas buvo. Kad aš ten supykau, žinai, tai nerealiai. Nugarą atsiminiau, kad yra skaudanti. Galvoju, žinai, kas iš to? Ten, kur aš supykau, jiems, žinai, nieko neatsitiko, mano tai nugarą jau skaud, žinai. Ir jeigu, tarkim, kažkur piktai aš pagalvoju, aš iškart vėl gaunu kažkur kūne atsaką, kad atsimink, viskas absoliučiai pareis pas tavis. Tas toks ir tą akimirką tada pergalvoju, kad reikėtų keistis, bet jeigu labai valda tą tokią emociją ir sudėtingiau iš tikrųjų, mėgini bent jau pasitraukti. Kaip čia pasakius, aš vis laik juokauju, žinai, ramybę gali pasitikinti gyvendama su savo pagyvenusi mama.
Arba su išdygusiais vaikais. Mhm. Jiems yra, arba kaip kam, žinai, galbūt šeimoje su kažkuo. Mes visuomet turim, kas patikrins. Na. Jo, tikrai atsiranda. Na, ir aš sakysiu vieną laimę, na, kad mes turim, kas patikrinti. Iš tikrųjų, įsivaizduotumėm, kad čia mes viską jau gebam. Na, nu, ne, patikrina. Tie patikrinimai vis niekad nesibaigia, ne? O Mhm. kaip, pavyzdžiui, va tos, ne, tos dimensijos, ne, kaip, tarkim, nu, arba čakros, ir tarkim, ne taip kažkaip pasielgi ir tu žiūri, jo, nu, Mhm. nusiridenai ten čia tiek ilgai kopiai, ne? Mhm. Ir po to labai lengvai gali nusiridenti. Nu, kaip Mhm. ten po to vėl, žinai, lengvai, kad galėtų atsikapstyti, nu, kad sužiūrėti, nes aš kaip suprantu, kad kartais pačiam netgi sunku pastebėti, ne, kad jau esi Taip, nusiridenęs. taip. Mhm. Kada jau nebenori, tarkim, aš kitiems žmonėms sakau, taip, jeigu tu nenori skaityti mano knygų, ypač laiškų, tada jau tikrai esi kažkur toj būsenoje negeroj. Gal ten yra kažkoks liūdesys, gal ten yra kažkokia nuoskauda, žinai, skausmas viduj, ir ta tavo vibracija sužemėjai. Nu, atsakau, tada tu pasižiūrėk, jeigu jau nenori, jeigu jau gali kai kada atsekti, kad yra labai blogai. Man pačiai yra padėję, tarkim, knygos, laiškai. Aš tiesiog skaičiau, man ne tai, kad skaičiau, bet man reikėjo redaguoti ten laiškus kitai knygai, kada buvo ta tokia sudėtingesnė situacija. Skaičiau ir tada atsistačiau. Aš žiūriu, kad atsistačiau, žinai, tas toks. Ir Mhm. arba reikėtų įeiti į tą tokią, pagalvoti, kas kūrybą įskleidžia. Nu, tarkim, džiaugsmo kūrybą. Čia galbūt, tarkim, jeigu tau patinka pyragą kepti, tą pyragą kepti, žinai. Ar tau eiti kažkokį, ten, sakykime, futbolą pažaisti. Nu, jeigu tau sukel va, tą tokį džiaugsmą, tada kūnas jis atsigauna, žinai, į tą vibraciją savaime pakėl. Arba, kaip sakau, jeigu gera komedija, linksma, pasižiūri, tavo irgi ta vibracija pasikel. Tu, nu, nes jeigu taip susitelk ir galvoti, kad aš pakelsiu tą vibraciją, nu, nelabai gaunas, nelabai gaunas. Nu, Tiesiog visi paprasčiausias sutampa. patarimas, ne, būtų, kad jeigu jau matai, kad nusiredenai ten kažkur ne ten, eit Mhm. kažką žemiško, kas faina, linksma Taip, pasibūt. pasibūt, nu, kad tavo nuotaika atsirastų geresnė, tas toks atsipalaidavimas ir tada tu jau, ta vibracija tau bus pasikėlus. Ir čia yra ne tik kada tarkim, jauti, kad vibracija nukritus, bet tarkim yra sudėtinga situacija, kažkur reikia spręsti, nežinau, darbe, dar kažkur, būty kažkas iškyla, tu labai įsitempi, nebežinai. Ir vėl toks yra, nors kad pirmiausia pasižiūrėti, kad pats atsigautum ir tada tą sprendimą rasi geresnį. Nes Mhm. susispaudi taip, žinai, atsakomybė, kažkoks įsipareigojimas, tave taip spaud, žinai, kad nebematai gerą sprendimą. Tas Mm. toksai dar per daug galvojimas, ne? Mm. Ir tu tą situaciją ten verda jinai. Sako, Dar. tiesiog paėmiau, vieną kartą paskaičiau, nežinau, ką su tom daryti, padėjau, išėjau, pamiršau, pareinu, viskas susitvarkė, galvoju. Nu, Gerai, čia. viskas susitvarkė. Jo. Mm. Nes iš tikrųjų tai būna, kad nėra ko čia savo energijos ir duoti, kai kada tiesiog susitvarka. Na, ir kaip gyvenimas sąmonį padeda sutvarkyti. Tai va tas toks. Na, bet tai yra visuomet smagu. Labiausiai reikia būti stebėtojui. Kas vyks su tavim, kas vyksta šalia tavęs, nu, stebėtojui. Nes kai įsitrauki, tada tu nebesistebėtojui, žinai, nu, va, tas toks. Mm. Tai svarbu, ką į konfliktą įsitrauki, į apmąstymus emocinius įsitrauki, ar į kažkokį viziją įsitrauki, tu gali nebematyti visumos, irgi tas pats yra. Nu, bet kada esi stebėtojui, tada yra truputį lengviau. Bet kai kada reikia paprašyti pagalbos, jeigu nesubtilaus pasaulio, tai draugų. Nu, arba žmonių, kurie gal O į suteikia. kokius draugus kreipiesi? Aš pirmiausiai, tarkime, jeigu yra kažkur su fizinė problema, tai pas savo vyrą, nu, nes jo rankytės padeda man išlaikyti. Jeigu yra keletas, tarkim, žmonių, kuriais aš bent jau pasikalbu. Ir tada man palengvėja. Nu, ir
Nu, aš dabar daugiausiai, aišku, prašau pagalbos pas savo mokytojai. Nu, čia jau tas toks yra. Bet aš neatmetu to, kad gerai yra pasikalbėti. Bent jau pasikalbėti su tos, kas tave supranta. Nu, tas irgi yra labai svarbu. Kad neužsidaryti vien tik savo apmąstymus. Arba nemanyti, kad aš susitvarkysiu, žinai, aš kaip nors susitvarkysiu ir aš svargausiu ir nelabai ten gaunasi, žinai. Reikia paprasčiausiai paprašyti pagalbos, galbūt daug greičiau, neišnaudojus tiek jėgos. Na. Man čia kaip vakar buvo tokia situacija, sėdėjau ir galvoju, nu čia jau prašiau, kažkur visiškai simušau, galvoju, sėdžiu, nu nebeprašysiu, nu ta prasme, kiek aš čia galiu eiti skustis visiems. Reikia susitvarkyti. Visą dieną praėjo, pamiegojau, tai vakare per meditaciją, nu kažkaip ir susitvarkė viskas. Va, ir pasikeitė. Aš tik galvoju, nu žiūrėsiu kaip, galvoju atsakymą. Ir tokia galvoju, nu jo, va, teisingai buvo. Reikėjo naujumas, nes taip dažniausiai būdavo man toksai, nu kažkas ateikit, man jau padėkit. Aha, jo, čia to, kad taip visą laiką kažkas turi padėti, ne, bet būtų momentas, kad tu užsiciklini labai, tada jau reikėtų paprašyti tos pagalbos. Nu. Bet iš tikrųjų, kaip tu sakai, va, pasiskūsti, žinai, aš vieną kartą irgi sugalvojau mokytojams pasiskūsti, žinai. Čia visokių, žinai, kaip sakai, va, tų sunkumų, žinai, aš nueisiu pasiskūsiu. Ir jau taip jau susitelkiau, žinai, sakyti. Ir nespėjau, sako, tik jau nepradėjo gailėtis. Žodžiu, mano visas nors svajonė pasiskūsti. Baigėsi. Neišėjo. Aš matau, ką darai eikščiai. Tai gera mintis čia, žinai. Tai va tas toks yra. Jo, pakeitė požiūrį į savo situaciją, pakeitė požiūrį, žinai. Nėra ko čia dėjot, kaip tas vyks, nukrito, ne, ant kelieno, nusibrozino, sakai, kelkis, viskas normaliai nusivalė, žiūrėk, nuėjai. Nu, ir viskas, ir nėra tragedija, žinai. Nes, tarkim, nu, kaip tu sakai, tas nusibrozinimas vienam galbūt tragedija, kitam ne, bet tai yra tik tas toks. Jo. O dar vieną klausimą turėjau, šiandien buvo tokia atėjus mintis. O kaip, pavyzdžiui, vyras tavo, ne, Virginijus, kaip jisai prisijungia, ar jisai irgi kartu, va, nu, tiesiog. Jis visą laiką stebėjo. Aš mačiau, kaip jis stebi mane, jis stebėjo ir aš labai džiaugiuosi, kad jis stebėjo tave tokio blaivių žvilgsnių. Ar čia, sakykime, nėra kažkokia išėjimo į lankas. Nes iš tikrųjų, kai kada per daug sureikšmini, sakykime, tą subtilų pasaulį, tu gali išeiti į lankas, ir tau tas žemiškas gyvenimas gali būti neįdomus. Jis pastebėdavo, žinai, ir aš tom džiaugiuosi, aš net buvau sakęs, jeigu ką tu pasižiūrėk. Bet jis nebuvo taip, kad nusekliai tais metais, sakykime, eitų kartu. Bet jo tyrumas širdies atitinkama akimirka padarė begalinį sprogimą jo viduje ir absoliučiai pasikeitė. Nu, va, tas toks buvo daug kardinalių sprendimų padaryta ir ta valia sutelkta ir iškart gebėjimai atsirado momentaliai ir tas toks, jeigu aš nuosekliai, tai čia ne, čia toks sprogimas, sakykime, įvyko. Ir labai pasikeitė. O taip, pavyzdžiui, man teko girdėti tokius dalykus, kad būtent santuokoje net, tai jeigu vienas įdeda tą įdarbį, tai kitas kaip ir automatiškai gauna. Ar čia yra tiesa, ar ne? Iš jūsų patirtis. Tas automatiškai irgi nelabai gaunasi. Žinai, kas tai yra? Jeigu pas tą kitą žmogaus nebūsi, to, sakykime, nu, tarkim, tyrumą, ar ten dar kažkokių gerų savybių, tas automatiškai nesigaus. Bet dažniausiai būna taip, kad tame žmoguje viskas jau yra. Yra ir kažkokia akimirka jis tik prasiskleidžia. Nu, mes dažnai tai būna, dažnai savo moteriam klientėms sakydavau, mes čia stengiamės, darom, mūsų vyrai ateina akimirką, arba jie supranta ir pasako, žinai, taip pat logiškai, aiškiai, žinai. Na, ir pats poveikis, sakykime, iš tavo vibracijos, tavo sąmonės lauks vis vien perdengia šeimos narius. Nu, perdengia. Na, ir jeigu ten yra sąskambis ar pralaidums, yra poveikis kitam žmogui. Nu, bet jeigu nėra sąskambio, tai to poveikio nebus niekaip. Niekas nesakys. O tai yra, nu, daro kokią tai įtaką, ar tai yra
santuoka ar nesantuoka, pavyzdžiui, kaip kitiem poros, tu įtaka vis tiek, ne, tas. Partnerystė, jokių skirtumų nėra. Jokios Jeigu skirtumo. žmogus gyvena vienas šalia kito, vadinasi, įtaka jau yra. Na. Nes yra tie energetiniai mainai vis tiek vyksta. Jo, čia ne. Čia tai, kad surišo santakoje, ne. Aš manyčiau, kad įtaka yra nesąmonės persidengia, emocinės būsenas persidengia. Ir, tarkime, parvažiavo mano dukra studentė ir, kadangi mes namuose remontai, tai mūdvi miegojus mūsų miegamajam su dukra. Ji studentė, ji nuolat įtampai gyvena, žinai, egzaminą, aš negalėjau užmigti tą naktį. Tokia įtampa, galvoju, ką man čia daryti, kaip čia reiks sugalvoti, žinai, prasidengia. Va taip, gražiai prasidengia jos įtampa, kadangi pas manęs jau tai kažkaip nebėra aktualu, ir spaudžia, žinai, visą tą kūną. Tai aiškiai parodo įtaką kito žmogaus esančio šalia. Man teko tai patirti, kad guliu ir negaliu užmigti, o taip mintis sukas ir žinau, kad ne mano. Sakau, gali nustot galvoti, nes trukdai mėgoti. Kaip suprast, aš sakau, nustok galvoti, nustojo galvoti ir užmigau. Tai jo, tas labai irgi suveikia. Ir jeigu žmogus sako, nemiga, žinai, tai iš tikrųjų net nepagalvoji, kad nemiga, galbūt dėl to, kad kit žmogus šalia miega, prieš miegą labai daug galvo, sukeltai įtampą ir tau bus nemiga, žinai. Gerai, kad, žinai, baksteli šoną. Mėgot laikas, kaip čia gali. Ir iš tikrųjų tas dalykas labai irgi discipliną padaro, nes tu seki savo mintis, nes žinai, kad partneris jaus. Tu seki savo nuotaikas, nes žinai, kad jis išgyvens tai. O tai yra tokia disciplina. Nes jeigu tu vienas vėl, ką nori, tą galvoji, žinai. Nori nervinis, nori nesinervini. O kada yra partneris, tada tu turi atsakomybę, žinai, tam tikrą discipliną. Ir vėl gerai. Tas toks yra. Tai va, tiek, aš manyčiau. Tai va, aš čia sėdžiu kiekvieną pokalbį, taip atrodo, galėtum, nežinau, kalbėti ir kalbėti, nes tų klausimų belenkiek. Istorijų, žinai, kad iš savo pozicijos ir iš kito yra daug, tai nežinau, kiek susitikimų galėtų pasakoti. Bet šiam kartui. Jo, užteks šiam kartui. Tai va, o gal planuojat dabar, atėjo ta mintis, naujus mokymus kažkokius, tai ar čia tiem, pavyzdžiui, pradedantiesiam arba jau seniesiam, kurie jau buvo? Jo, aš, kada mokytojai pasakė man dabar, ne taip senai, išeik atostogų, ką tas reiškia, išeiti atostogų. Gerai, galvoju, tikrai aš daug metų kažkaip to atostogų neturėjau, aš leidau psichikai, aš išeinu atostogų, žinai. Aš terasą įsidažiau, žinai, viskas, aš atostogauju ir po tos dienos atostogų. Labai gražiai mokytojai priejo, susakė, žinai, apie tos ateities mokymus, apie pradedantiesiems, į ką įkreipti dėmesį ir tas, kuriais toliau. Bet dabar jau labai aiškiai susakė, ko jie tikisi. Tai nebėra tai, kad mokymai, tai yra kūryba, įgūdžių lavinimas būties kūrybai. Tas toks, kad tai kaip sužiūrėti, kad tu turėtumi tos ir tos, kaip identifikuoti su kuom, kaip tu save išjauti. Žodžiu, atkreipti dėmesį į kūrybą. Ir va, tie mokymai, sakykime, nuo rugsėjo mėnesį bus labiau sutelkti, sakykime, žodžiai galbūt daug ir kartojasi pavadinimus, bet viskas sutelkta yra įskleisti žmogų į gebėjimą kurti. Bet vienas dalykas yra žmogų išskleisti gebėjimą kurti. Kitas dalykas yra, kada ta sąmonė įsiskleidžia, leisti sąmoniai kurti. O čia yra tas jau aukštesnis lygis, kada leisti sąmoniai kurti ir žinoti, kada jis savarankiškai kuria, kada jį turi klausyti žmogaus, kad kurtų kartu su žmogu, kada kurėja. Tai va tas yra, žodžiu, nuo rudens bus. Aišku, anksčiau aš aprašą sukursiu ir sėdėsiu savo puslapį, turiu minty tą internetinį puslapį ir kad žmogus pasiskaitytų, tada nebus nurodyta, bet jau įsivaizduot galėtų, kas tai yra. Kas tai yra.
į ką einu toliau. Tai va, pabaigai Mhm. skaitykit Violetos knygas, kas neskaitot, Ja. o rudenį galėsite ateit mokintis. Jo, iš tikrųjų teisingai tu sakai, skaityti knygas, nes knygą skaitant, tu aiškiai žinai, rezonuoja ar nerezonuoja. Ir Mhm. tada tau nereikia rinktis mokymų, jeigu nerezonavo. Ir viskas. Tai toks yra labai geras pasitikrinimas. Nu, Jo. jeigu tu sakai, aš skaitau ir nesuprantu, bet noris, viskas tvarkoja, eini į mokymus. Bet jeigu absoliučiai nerezonuoja, tada vadinasi, palauk. Nereikia energijos išeikvoti, žinai, be reikalo. Nu, Mhm. va, gerai tada. Jo, kaip tik norėjau sakyti, vienoj minty. Ačiū Ačiū. labai. Ačiū. Ir Mhm. iki pasimatymo.